Sveiki, sveiki. Kaip žydi jūsų rožynai? Laukiau antrosios bangos, norėjau nufilmuoti viską iš karto, tačiau rožės jau taip žydi. Vienos pražydo, kitos dar tik kaupėsi, kitos jau barsto žiedlapius ir niekaip negali pagauti, kad nufilmuoti visą sodą vienu kartu. Tai čia dabar antrosios bangos pirmosios kregždės. Šiandien rugpjūčio 26 dieną taip žydi mano aspirinas. Ataugo viskas nuo pavasarį stipraus nušalimo ir stiebų infekcinių uždegimų, buvo labai stipriai nukarpytas ir dabar atsiaugino tokį krūmą ir žydi antrą kartą. Šiemet išvis pas mane labai jaučiasi dvi atskiro žydėjimo bangos, nes pirmoji banga vėlavo kokias 2-3 savaitės dėl užsitęsusių šalnų, labai sunkiai sprogo, sirgo ir taip vos atsigavo, peržydėjo ir tada darė labai didelę pertrauką, kur žydėjo tik po vieną kitą žiedelį, išskyrus kelias rožės, kurios žydėjo ištisai. Ir čia aspirinas jau susikaupęs, stipriai įsibėgėjęs jo antrasis žydėjimas. Labai švarų žiedai. Pirmų žydėjimo pirmąją banga buvo labai daug tripsų, dabar galbūt dėl to, kad oras šiek tiek atvėso, žiedų negadina tripsai. Jie gal kažkur išsislapstė, todėl žiedai nerudi, gražūs, balti ir jų labai daug. Jau daug žiedlapių ir nubyrėjo, aspirinas pati nusivalanti rožė, nereikia specialiai nukarpinėti, kad netrodytų ruda negraži, jis gražiai apsivalo, tačiau daug dar yra ir pumpurų ir skleidžiasi ir vieni keičia kitus. Tai žemės dangos rožė arba šliaužianti rožė, tačiau ji labai auga ir į viršų. Metro aukščio šakos, kai kurios gula žemyn. Labai didelės kekės. Antrus metus jinai auga pas mane. Šiemet žiema buvo nedengta, todėl gal taip nelabai gerai ir išsilaikė. O čia Leonardo da Vinci. Labai pilna žiedų, taip pat labai darė didelę pertrauką tarp žiedų, neturėjau nei vieno žiedelio gana ilgą laiką. Ir aš šitą krūmą taip apalatinau. Pernai buvo išleista rudenį labai ilga šaka, kuri nežydėjo. Aš ją išsaugojau per žiemą ir nulenkiau ir pririšau. Čia viena ir kita dar šaka buvo aukštesnė. Aš jas priguldžiau, prismėgiau prie žemės ir pririšau raišteliu. Ir taip per visą šakos ilgį išsprogo šoniniai pumpurai ir jie žydėjo ir pirmą žydėjimo bangą labai stipriai ir antrąją. Ir krūmas dabar jau beveik 2 metrus pločio siekia. Taip pat išauginta nauja šaka. Jeigu išlaikysiu gerai per žiemą, aš kitais metais ją taip pat lenksiu į šoną. Ir užpildo čia visą erdvę. Žiedų labai daug. Taip pat jau vieni peržydi, kiti dar skleidžiasi. Floribundinė rožė, todėl labai gausus žydėjimas yra. Ir nesvarbu, kad čia stovi tokios antenos išaugintos. Aš žinau, kad kitais metais jos bus labai gerai prilenkti. O čia mano šviesusis rožinėlis. Parinkau rožės baltas, rožinės, gelsvas ir šiek tiek tas vadinamas mėlynasias, alyvinės. Čia pražydo Desdemona. Taip pat labai ilgą laiką nežydėjo. Iš viso iš šitos lysvės tik viena rožė žydėjo, galima sakyti, visai be pertraukos. Vienos savaitės buvo pertrauka ir pradėjo vėl skleistis nauji žiedai, o visos kitos buvo nurimusios po pirmų nukarpimų žiedų
Čia Mainzer Fasnacht, arbatinė rožė, tačiau žydi tokiomis nedidelėmis kekėmis. Žiedai ilgai nesilaiko, tačiau gražus atspalviai. Labai gražus pumpurai raudonos spalvos. Čia Absolutely Fabulous. Šiuo metu yra šitos lysvės karalienė. Žiedų labai daug, visas krūmas išplatėjęs. Tik ką prasiskleidę žiedai būna tokio net medaus atspalvio, vėliau geltoni, o sendami išbąla. Nusibarsto pati, nusivalo. Tai jeigu žemė nieko nemulčiuota, tai labai gerai nuo žemės susirenka viskas, bet jeigu akmenukų ar žievių mulčias, tai jau problema būtų rinkti tuos žiedlapius nukritusius. Čia Domaine de Chantilly, labai bijo lietaus, neparodė savo grožio, o čia Lemon vaza. Skleidžiasi, krūmas labai platus, taip pat šiek tiek prilenkiau šakas, jos pačios guli, aš tik ant tokių lenktų laikiklių juos sudėjau, kad negultų ant žemės ir labai gražiai išplatėjo krūmas. Labai gerai žiemą išsilaikė Lemon vaza. Čia pražydo Merchenzauber. Švarūs labai lapai. Dar daug pumpurų, tačiau arbatinė rožė ir nesiskleidžia didelėmis kekėmis. Žiedai pavieniai, labai kvepia ir labai gražiai išsidėstė žiedlapiai atspalviai. Čia dar tik bando pradėti žydėti ešli. Labai vangi šiais metais. Nuo rugpjūčio antros pusės aš jau žiedų nekarpau, neskatinu naujų ūgliukų genėjimo, nes jeigu šaką nukerpam, tai tada iš pažastėlių pradeda augti nauji ūgliukai. Aš visus žiedlapius, kurie jau baigia žydėti žiedeliai, tuos žiedlapius nurenku, taip su pirštais ir palieku tas sėklų dėžutes. Taip pat reikia apvalyti tuos kuokelius, nes jie pelyja nuo lietaus. Jeigu drėgmės daugiau, tai pastebiu, kad labai supelyja. Ir aš tas sėklų dėžutes nukirpsiu tik tais prieš pat uždengimą rudenį. Nes uždengtos jos irgi pastebėjau, kad per žiemą po uždangomis būdamos šitos sėklų dėžutės apipelyja. Tai nenorint, kad kažkokios grybinės ligos ten užsiliktų ir žiemotų, aš juos pakerpu. Bet jau tik tada, kada rožė miega. Nes nukirpus anksčiau susiskatina jos augimas ir tie ūgliukai vasarą tai labai gerai po pirmojo žydėjimo. Tačiau dabar jau jie, jeigu pradės augti, jie nespės subręsti. Ir žiemą tada greičiau apšąla tokie. Čia žydi dar kelios kekės bukavų. Tai vadinama poliantinė rožė, krūminė, žiedai tuščiaviduriai. Vasarą buvo labai šviesūs tie jos atspalviai. Dabar jau, kai naktys vėsta, parodo savo tikrąją spalvą. Ir aš vasarą labai pasigėdau. Netgi galvojau, kad čia gal sumaišyta veislė šitos rožės. Tačiau va dabar rudenį jinai vėl žydi savo spalvomis. Už jos auga Alexander Mackenzie, kanadietiška rožė. Labai gerai peržiemoju, nedengta, tik šiek tiek prilenkta. Bukavų labai yra spigliuota. Visas stiebas pasidengęs tokiu kaip spigliukai, tokie tankus, kaip švitrinis popierius. Labai badantys yra. Dar daug pumpurų, dar daug žydės. Tokios kekės pasislėpusios, labai didžiulės. Aš manau, kad dar šita rožė nesusibuvo. Jinai tik dar antrą vasarą pas mane auga. Tai aš iš jos tikiuosi daugiau, tačiau praeis daugiau laiko. Gal kitais metais jau bus gausiau žiedų.
Ir va tokie ūgliukai pas ją jau auga, nors dar žiedynas neperžydėjęs ir nenukirptas. Iš tų visų pažastėlių auga nauji ūgliukai. Tokius žiedynus šiaip jau vasaros pradžioje nukirpinėjau, o rudenį palieku, tačiau jinai vis tiek nepaiso to ir tuos ūgliukus varo. Tai dabar aš pagalvojau taip, kad jinai dalina savo jėgas ir brandinti tom sėklom ir naujiem ūgliukam. Tai va tokias rožės, kurios jau išleido ūgliukus ir tas mano nukirpimas neįtakos to, kad ją skatint augt, tai aš tuos žiedynus nukarpysiu tam, kad tuos visos jos jėgos, kiek jinai turi, būtų sutelktos į tuos naujus ūgliukus ir jie galbūt dar spės šiemet peržydėti ir subręs. Va taip, prie pat to naujo išleisto ūgliuko aš ją nukerpu. Tačiau jeigu rožė neleidžia tokių šoninių ūgliukų, tai aš jų ir nekarpau. Čia Edeno rožė, belikusi viena kekė, bet labai graži. Vasara buvo labai šviesios spalvos, o jau rudeniop jinai savo tikrai spalvą parodo. Čia elfas. Vasarą labai ją tripsai niokojo ir buvo rudais pakraščiukai žiedynai, o dabar labai gražiai žydi. Ir jinai čia užsiaugino viską nuo nulio, nes pavasarį reikėjo man nukirpti iki žemės. Leidosi naujus ūglius ir užaugo. Čia per atostogas iš Liepojos parsivežiau Vendė de Cœur. Vendė širdis tikriausiai išsiverčia. Labai ryški rožė. Pamačiau aš šitą rožę pasodintą Liepojos rožių parke. Ir tada ieškojau, žinojau, kad turguje yra rožininkas, kuris pardavinėja rožės kartais. Ir aš pas jį paklausiau, jisai sakė, čia būtent tos rožės, kurios susodintos parke. Tai jeigu parke jos auga, tai galbūt nereikli ta rožė. Night Owl, nakties pelėda. Pirmi metai pavasarį tik pasodinta, labai nuostabų žiedai, tuščia viduriai, tačiau ką tik pražydė ir patys pumpurai yra tamsus. Bordo, po to šiek tiek išvėsėję violetinį. Nemaži žiedeliai, kokie 6 cm dydžio, kai išsiskleidžia pats pumpuras, tamsus bordo ir paskui prašviesėja iki violetinio atspalvio. Ne visai mažas žiedas, žydi kekėmis didelėmis, vijoklinė pasodinau prie arkutės. Galbūt kitais metais užlips iki viršaus. O čia mano kareivėlis Homaša Barbara, jinai kaip sargyboje stovėjo visą vasarą, be jokios pertraukos, visą laiką pas ją buvo žiedų. Tie žiedai žydi kokias 5 savaitės, tas pats žiedas. Tai jinai spėja pakeisti juos naujais ir nestovi be žiedų. Krūmas stipriai išplatėjo šiemet. Žiedai kaip vaškiniai, žiedlapiai neišsibarsto, ją reikia pakirpti. Labai ryški spalva, šalia jos pasodinau Bounty, balta, žemę dengianti rožė. Patiko jinai man, šiemet pirmą kartą jinai dar tik pasodinta, pirmą vasarą jos, ryškiai balta spalva, žydi kekėmis. Žiedus augina labai gausiai. Nauji ūgliukai auga nelaukus, kada juos nukirpsi tuos žiedynus. Patys lapeliai tokie trupučiukai išsibanguoja, panašiai kaip Rosarium Jutersen. Taip pat tamsūs lapai, kol kas sveika dar. Volerton Althold. Davido Ostino rožė, vijoklinė, reikės ateityje daryti jai gana aukštą atramą, labai gražūs žiedai, tipiškos angliškos formos.
labai ilgai nesilaiko, tačiau labai gražus ir jų daug. Pirmi metai dar jinai tik auga čia pas mane, tačiau jau krūmas nemažas, šiek tiek sugadina lietus, atsiranda strazdanėlis, labai kvepia. Matau, kad šitam krūmui šiek tiek trūksta geležies, nes lapai šviesėja, šviesiai salotiniai. Reikės palaistyti kibirui vandens, 50 gramų geležies sulfato dedu. Čia šaka jau aukštesnė už mane yra. Tai kitiems metams, jeigu išsilaikys, bus iš ko auginti šoninius ūgliukus su gausiu žydėjimu. Išlenksiu šakas taip pat prie atramų ir krūmas bus platus. Labai gražų žiedai. Forma panašus į Lady of Shalott, tik spalva šviesi. Kai pražysta būna tokie kreminiai, vėliau nuo saulės išbąla. Čia ašinirdom. Net nesuprasi, čia rožinė spalva ar lašišinė. Tokia ryški. Arbatinė, tačiau žydi kekėmis. Gana aukštoka. Labai ryškų žiedai. Ypač kada atvėsta oras. Auga čia jau ne pirmus metus. Ligų nepastebėjau jokių, tačiau šiemet visas ligas kažkaip tai, visas rožės pas mane aplankė miltligė. Tokie lapeliai susiraukė, kas anksčiau sirgdavo tik ekscelza, miltligė apsimiltuodavo baltom apnašom, ūgliukai ir lapai. O šiemet drėgmės tikriausiai daugiau, dėl tų šaltų naktų labai buvo didžiuliai skirtumai temperatūrų, tokie negražios formos ir apačioj pilkos apnašos. Ir jau šitie lapeliai, nors jinai nupurkšta, jau su skoro nupurškiau nuo miltligės, tačiau jau šitie lapeliai neatsistatys, jau tik nauji augs. Jeigu ta liga bus išgydyta, nauji augs gražus. Žiedai labai dideli. Kvapo sodros neturi, šiek tiek vos juntamas toksai. Čia yra Admiral. Taip pat viską auginasi nuo nulio. Anksčiau augo jinai labai ilgomis meškerėmis, jinai tokia ir yra šita rožė, kad išdraikytas krūmas, toks išsidraikęs į šonus, visaip labai ilgus ūglius leidžia ir ant jų viršūnių tik tai žiedai žydi. Žiedai labai dideli. Po 14 cm galbūt siekia. Labai gražūs pumpurai. Čia jau dabar bordo spalvos, tačiau kol dar vos tik tais prasišiepia ta spalva, matosi, tai jie būna juodi. Labai dideli žiedai, gražūs su tamsiu atspalviu. Patys žiedlapių pakraščiukai. Čia Maritim. Labai pergyvenau dėl šitos rožės, kad jinai man neauga, tačiau iš visokių parašymų grupėse apie rožės pamačiau, kad jinai lėtapėdė ir jos reikia laukti kokius 5 metus, kada jinai normaliai prabunda. Čia yra jubiliej Prince de Monaco. Pirmas žydėjimas buvo negausus, neypatingai, nes buvo nedidelis krūmas po peržiemojimo sunkaus, tačiau jau rudeniop jinai visą laiką išaugina didelį krūmą, platų, labai daug žiedų, žiedai smulkesni negu buvo pirmų žydėjimų, tačiau jų labai daug. Jau čia yra nemažai peržydėjusių, matosi tik žiedynai, tiksliau sėklų dėžutės, bet kurie dar tik skleidžiasi, tai nuostabus. Šiek tiek, manau, trūksta fosforo šitai rožiai, nes kada jos turėtų būti spalva ryškesnė, kada fosforu patręšiu papildomai, tada jinai būna raudonesnė ir baltos spalvos matosi mažiau. Nors čia ir pagal
oro sąlygas irgi jos spalvos. Priklauso nuo drėgmės, nuo temperatūros, taip pat tos spalvos, jų atspalviai ir santykis baltos ir raudonos spalvos varijuoja įvairiai. Čia matosi pys. Rožė labai milžiniškais dideliais žiedais, bet jau jie į pabaigą skleidžiasi dar vienas naujas žiedelis. Kokoloko. Žiedas laikėsi ilgiau negu savaitę jau. Buvo nulūžusi jos viena šaka, lietus nulaužė. Ir aš ją pabandžiau sugydyti, sugipsavau tokiu virvele tą šaką prie kitos šakos ir tikriausiai prilipo, nes jau dabar užaugino ir ūgliukų, ir žiedų. Ir matau, prigijo tas mano gydymas. O čia Red Leonardo da Vinci. 3 metus pagaliau jau krūmas panašus į krūmą. O šiaip stovėjo labai mažutė, pažemė tik tais, labai per karščius tripsai ją naikino žiedus, dabar jau gali be tripsų gražiai pražysti, ryški spalva ir šalia jos kokoloko, manau, derės šitos spalvos, tokia ryškiai raudona ir ta peleninė su atspalviu violetiniu, alyviniu. Manau, jos čia gražiai abi stovės. Čia mano bandymas iš dėžutės. Fulgurantė. Dabar gerai nepamenu pavadinimas, bet jau matosi, kad tikrai jinai arbatinė rožė, bordo. Ir aš jau žinau, kur ją sodinsiu, nes iš pradžių buvau dėl stebėjimo, ar ta loterija tikra, ar ta rožė atitinka savo veislę, kuri parašyta. Manau, kad atitinka ir sodinsiu dabar į žemę. Šiuo metu mano rožės labai stipriai puola voratinklinės erkutės. Dėl sauso oro jų tiek prisidaugino, kad labai niokoja lapus. Ir su jomis susidoroju tik tais Mavericku pastiprintą dozę. Vietoj 5 ml į 10 litrų, aš pilu 5 ml į 8 litrus vandens. Ir taip su 5 dienų pertrauka nupurškiu 2 kartus iš lapų apatinės pusės ir tikrai žinau, kad veikia, nes žiūrėjau per padidinimo stiklą lapelius ir tos erkutės yra negyvos. Manau, kad jų nenaikinant labai daug peržiemotų ir kitais metais galbūt netgi bus dar didesnis antplūdis. Tai dabar, kad ir ruduo jau, galbūt dar jos visos nesusislapsti, tai jas reikia būtinai naikinti ir mažinti. Nes tikrai problema, nes jos puola ir spygliuočius, spygliai ruduoja grinai nuo voratinklinių erkučių. Ir dar pakartosiu, kad su jom labai gerai susidoroja Maverickas, pastiprinta dozė. Daugiau kitokių kenkėjų kaip ir nėra šiuo metu. Tik tais tos erkutės daro žalą, iščiulpia iš lapų sultis ir tie lapai pageltonuoja, iš pradžių būna kaip marmuriniai, sutrūkinėja, ypač iš kitos pusės ir būna toks mažas voratinkliukas vos matomas ir tenais matosi per padidinimo stiklą, kad vaikšto maži mikroskopiniai vabaliukai. Ir jie peržiemos ir užpuls kitais metais vėl iš naujo. Lauksiu, kai pražys kitos rožės, kurios pilnos pumpurų ir ruošiasi gausiai žydėti, įkelsiu kitą video. Jeigu jums patiko, laukiu laiko, prenumeruokit mano kanalą, auginkim rožės kartu ir dalinkitės. Sėkmės jums, gražių žiedų!